radinys šalia esantis Plinkaigalio kapinynas datuojamas 3-7 amžiumi. Jis laikomas vienu reikšmingiausių vidurio geležies amžiaus kapinynų Lietuvoje. Piliakalnis buvo žvalgytas 20 amžiuje, o šiandien yra saugomas kultūros paveldo objektas. Nuo jo viršaus atsiveria ramus Šušvės slėnis. Stovint čia nesunku įsivaizduoti laikus, kai ant kalvos degė sargybos laužai, o piliakalnis buvo svarbus senovės Lietuvos gynybos centras. Nu ką, einam apeisim Plinkaigalio piliakalnį. Ten parkingas yra, važiuoja. Privatus tuko gyvena. Nu, gerai, važiuok. Čia ir išleisiu. Čia labai gražiai prižiūrėta. Matyt, čia šitas savininkas prižiūri. Čia yra kažkieno sodyba, kempingas, kaip čia pavadinti. O jam patys ir laiptukus padarė. Nežinau, ką daugiau pasakyti. Tikrai šaunuoliai. Čia tik tai piliavietės, tas pagrindinis taškas, bet šiaip visas masyvas yra piliakalnis. Tai va. Nu ką, Bukseikas Plinkaigalio piliakalnį.